poryt mes jau išvykstame į Limą ir atvarėme geriausių pasaulyje ledų. O jie patikėkit geriausi, nes tai yra toks vafliukas, kuris visas yra riešutukuose, matot? Pas Mildą yra dulčio dėlėčio, o pas mane amerikana. Amerikana kaip ir plombyras. O tas vafliukas toksai traškus? Traškus, jis toks šokolade, kaip mūsų Baltijos ledai. Apdiptas, jis nesuminkštėja. Ir traškus. Ir tų krūvą riešutų irgi duoda traškumo konsistenciją. Tai griliažas. Jo. Jie čia, jo darbiški griliažo yra. Ir gaunasi. Viskas krenta. Ir gaunasi daug traškumo. O ir pats ledas yra labai kokybiškas. Aš labai tą amerikaną pamėgau, jie tą plombyrą vadina. Ir tų ledų mes tai vienoje vietoje, Buenos Airėse radom. Gelados Italija. Drug būsit. Beje, ką supratom, kad Argentina yra baisiai laisva šalis. O Buenos Aires tikrai mūsų jau topė yra miestuo, ne? Jo. Čia žolė legalizuota, tas negalima auginti. Prostitucija legalizuota. Niekas prie tavęs nesikabina. Visi ką nori, ką daro. Kaip nori sėdi valgo, filmuoja. Niekas tavęs dėmesio nekreipia. Va sėdžiu, pilna žmonių aplinkų. Jie net nereaguoja, suprantat? Jo, tikrai. Gal yra varganumo toje šalyje, bet... Ne, jie prisikels, bet iš tikrųjų tokio laisvojo gražaus miesto kaip Buenos Aires nėra. Jis dabar pas mane konkuruoja su Bankoku. Aš nežinau, ką labiau mėgstu, Bankoką ar Buenos Aires. Bankoką dėl maisto, aišku. Bet ta žaluma ir europietiškumas. Tai didelis minusas maistas, jo. Maistas nėra labai geras. Tai va, bendrai. Geras, jeigu mėgsti steikus. Noriu tokių ledų Lietuvoje.